Hallo, hallo. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Wie geht es Ihnen? Sveikos ir sveiki. Kaip jums sekasi? Šiandieną jau seniai žadėta tema, kuo skiriasi billig und günstig. Keliaujam pas skaidres. Jeigu kalbėsim apie juos kaip apie sinonimus, jie yra neidentiški sinonimai. Ir kalbant apie kainą, kada naudoti billig, o kada yra günstig. Tai kalbant apie kainą, billig yra pigu, na tikrai pigu, ne? O günstig tai yra palanki kaina, kitaip sakant, preiswert. Kuo tai skiriasi, ne? Billig tai yra pigu, ta prasme 10 centų kainuoja, ne? Tai yra pigu. Ar ten euras, ar ne? O günstig tai yra palanki kaina, ta prasme, tai gali būti ir nepigu vienam ar kitam žmogui, bet lyginant kainą ir to pirkinio vertę arba kokybę, tai yra palanki kaina, ne? Nedidelė kaina, lyginant su tai, ką mes perkam, kokį mes daiktą nusiperkam, kokia jo kokybė. Tai billig yra pigu, o günstig yra preiswert. Tai reiškia palanki kaina, ar ne? Galbūt ir ne pigu, bet pirkti verta, ar ne? Tas daiktas, kitaip sakant, tas dalykas, kitaip sakant, vertas kainos, ne? Ir netgi palankia kaina nusipirkti labai gerą dalyką, ar ne? Na, pavyzdžiui, kaip sakiau, billig tai yra, na, euriukas, ar ne? Na, pavyzdžiui, jeigu mes pirksim Mersą ir mums pasakys 5000 eurų, tai yra tikrai ne billig, ne? Bet mes galim sakyti, jeigu jis labai geras ir metai jo geri ir visi kiti parametrai yra geri, tai mes galime sakyti, kad günstig, ne? Tai yra ne billig, žinoma, ne pigu 5000 eurų. Bet jeigu tas Mercedesas yra dar daugiau vertas, negu kad mes už jį mokame šiuo metu, tai vadinasi, mes jį nusipirkom günstig, palankia kaina, ar ne? Realiai jis daugiau vertas, o mums pasisekė įgauti už mažesnę kainą, ar ne? Na, jeigu nesupratot, ką noriu pasakyti, tai rašykite man į komentarus. Dar kas gali būti günstig? Günstig gali būti, pavyzdžiui, eine günstige Gelegenheit, palanki proga, ein günstiges Urteil, palankus sprendimas, nuosprendis tiksliau, ein günstiges Vorzeichen, palankus ženklas, günstige Bedingungen, palankios sąlygos, günstige Umstände, palankios aplinkybės. Im Moment das Wetter war günstig, šiuo metu oras buvo palankus kažkokiam dalykui daryti, ar ne? Dabar billig, tai galima sakyti apie prekę, billiges Obst, billige Waren. Galima sakyti apie billige Arbeitskräfte, tai yra žmonės dirbantis už mažą atlyginimą, ne? Sutinkantis dirbti už mažą atlyginimą. Tai reiškia billige Arbeitskräfte. Ir billig dar gali būti naudojamas nuvertinant, na čia jau net galima įžeisti iš tikrųjų, nuvertinant kažką, pasakant, kad tai yra pigu, ne, pigu, ne, pigus triukas, pigi suknelė, ta prasme, na, matosi, kad pigi, ne, ta prasme negraži, ne. Tai šitaip galima ir įžeisti, tai su šituo billig reikia atsargiai, bet yra tikrai tokių dalykų, pavyzdžiui, sie trug ein billiges Kleid, tai reiškia, kad jinai dėvėjo pigią suknelę, tai reiškia, ta suknelė, na, atrodė negraži, kaip nupirkta už kelis centus, ar ne? Bet čia jau įžeidimas gali būti, sakau. Ein billiger Trick, tai reiškia pigus triukas. Ne? Das ist ein billiger Trost, tai reiškia pigi paguoda. Ne? Nu.
pavapeno, tarkim, standartinę frazę, ne? Tai va. Bet va, su šita skaidrė labai atsargiai. Šitaip sakant, žmogui galima įžeisti. Arba apie žmogų, kad ir kitam, jeigu perduos, tas pašnekovas, ką apie tam žmogui, apie kurį kalbėjote, tai irgi galimas nesusipratimas, įsižeidimai. Tai va. Tai dar kartą žiūrim. Billig oder günstig. Tai billig yra pigu, ta prasme tikrai pigu, ne? Euras, pusė euro. O günstig yra palanki kaina. Tai gali būti ne pigu, bet palygint su pirkinio verte, tai galima vadinti palankia arba gera kaina. Ar ne? Mercedesą mes perkam už 5000 eurų, bet mes galim pasakyti, kad mes nusipirkom labai palankę kainą, kitaip sakant, mes nusipirkom labai pigiai, palyginus su tiek, kiek jis vertas. Nes šiaip 5000 yra brangu, ar ne? 5000 eurų. Bet palyginti su tikra jo verte, ne? Tai jis turėtų būti vertas dar daugiau, tai 5000 mums yra tikrai gerai. Ne? Ir toliau. Günstig dar gali būti vartojamas su įvairiais žodžiais, kai norim pasakyti, kad kažkas palanku. Palanki proga, palankus nuosprendis, palankus ženklas, palankios sąlygos, palankios aplinkybės, palankus oras. Ateiti im günstigen Augenblick kommen, ateiti palankių momentų. Ne? Billig, kaip ir sakiau, gali būti tiesioginė to žodžio prasme, pigu, ar ne? Na tai ten, jeigu vaisiai kainuos ten 10 eurų, sakysim, o kaip brangu, jeigu vaisiai kainuoja ten koks 3 eurai arba ten euras kilogramas, tai o jau čia pigu. Nu tai va, billig, ar ne? Pačia ta pirminė prasme, billig, tai vadinasi pigu. Ir kitas billig, kur sakiau, kad nuvertinant, mes šitaip galima sakyti ir galima įžeisti, tai reiškia pigus, negražus, netinkamas, ne? Jau girdėtas, jau ta prasme visų nuvalkiotos panašiai, ne? Tai, pavyzdžiui, billiges Kleid, billige Trick, ne? Pigi suknelė, pigus triukas, billige Trost, pigi pagoda. Tai va. Jeigu kažkam neaišku, rašykite man į komentarus, pabandysim gal pratimų padaryti, ar kažkaip bandysiu spręsti. Und jetzt wünsche ich einen schönen Abend noch und ein gutes Wochenende und bis bald. Tschüss.